Sveiki, mėly nesugalbamųjų žiūrovai. Šiandieną mes į susitikimą su jumis atkeliavom paslaptingų tokiu opoziciniu keliu, kaip tikri politiniai partizanai, rezistentai, įsikūrėme miške, kur galime būti tikri, kad mums negresia joks skundų pavojus. O mano pirmasis klausimas tau, Mario, bus, tai už kiek pardavėjai stadioną? Už traškučius, už euro alų, kaip sakė vienas didis mitingo dalyvis, pardavėm Lietuvą. Tavo skaudžiam nusivylimui negalėjau būti pardavėjų, priešingai buvau tas, kuris priešinosi net ir tokios idėjos užuomazgai. Ir neprisidėjau niekai prie to, kad Kazlų Rūda netektų vienos iš gražiausių savo vietų. Taip, iš tiesų mes šiek tiek vėluojam su savo epizodu. Dabar pristatysime užpraeitos tarybos klausimus. Tiesą sakant, nepavyko mums kartu nusifilmuoti, o atskirai dar nedrįsom to daryti. Taigi, užpraeitoj taryboje mes turėjome 23 klausimus ir eilinį kartą pradėsime nuo turbūt, kur man aktualiausia. Papildysi, kaip žinau, Mariau. Ir pirmasis klausimas buvo mūsų Kazlų Rūdos energijos, turbūt buitiškai žinomos kaip komunalininkas. Šilumos tinklai. Šilumos tinklai, dabar, čia energija jau paskutinis pavadinimas. Dabar jau taip. Jau viskas. Taigi, mūsų Kazlų Rūdos energija pristatė savo pelno nuostolio ataskaitas, iš principo visas finansinės ataskaitas ir pagaliau po eilės metų nuostolių buvo pelninga. Žinoma, tas pelnas toli gražu nepadengia praeitų metų nuostolio, bet reikia pasidžiaugti, kad lipame iš skolų turbūt. Reikia pripažinti, nes bet kuriuo atveju mes turėsime kažkaip, kaip savivaldybės gyventojai, tas skolas padengti. Anksčiau ar vėliau. Ir už tokį gerą rezultatą reikėtų padėkoti ne tik įmonės administracijai, tačiau ir valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai, kuri nepasidavė politikavimui ir nustatė daugiau mažiau realias kainas, kurios yra pagrįstos įmonės patirtomis išlaidomis, nes, kaip žinia, įmonė negalėjo kurį laiko tarpą kelti įkainių arba jie būdavo kompensuojami gyventojams kitokia forma dėl politinių užgaidų. Deja, kaip ten bebūtų, verslas ir politika ne visą laiką loginė paralelė viena šalia kito. Bet kuriuo atveju anksčiau ir vėliau viskas, ką mūsų politikai nusprendžia nukelti ateities kartom ar ateities metam po rinkimų, turbūt neišvengiamai mus pasivys. Sekantis klausimas buvo vėlgi iš Kazlų Rūdos energijos. Vadovai pristatė investicijos į komunikacijas. Tai yra nuotekų valymo įrenginiai Antanave. Kitas buvo punktas susijęs su Kazlų Rūdos vandenviete. Ir trečias Bagotosios kanalizacija. Bagotojo kanalizacijos nėra. Ir ją kaip ir buvo, planuojama, įtraukta, kad atsiras, atliks šitos darbus. Įdomiausias dalykas turbūt šito klausimo metu, kad finansų skyrius mero prašymu sukritikavo visą šitą sprendimą, nes savivaldybė neturi pinigų pakankamai atlikti visus 3 projektus. Šiuo atveju laiduoti už paskolą, kurią įmonė turės pasiimti, norėdama įgyvendinti tokį labai didelį milijoninį projektą. Tai toks truputį man kėlė nuostabą, kad savivaldybės administracija nesugebėjo vadovai pasakyti, kad žiūrėkit, reikia sumažinti projektą, reikia sumažinti savo kasnį, kurį norim pasiimti, nes vis dėlto dalis būtų iš savivaldybės, tiksliau iš įmonės biudžeto, dalis būtų kofinansuojama iš įvairių projektų. Tai, toks nesusikalbėjimas ir dar vadovė pastatymas į tikrai nemalonę situaciją, manau, kėlė nuostabą. Bent jau mano atžvilgiu. Toliau. 6. klausimas buvo apie policijos pareigūnų, ugdymo specialistų ir administracijos specialistų pritraukimą į Kazlų Rūdos savivaldybę. Ir mes jiem nusimatėme skirti po 5 000 eurų. Žinoma, yra tam tikrų su žvaigždutė pažymėtų
niuansų, kad turės čia apsigyventi galbūt, deklaruoti gyvenamą vietą ar išdirbti tam tikrą laikotarpį. Šitas klausimas man užkliuvo tuo, kad bent ugdymo specialistai, kad aplinkinėse savivaldybėse yra panaši arba tokia pati, kaip sakyti, ne programa, programa pritraukimo specialistų, bet jeigu jiems trūksta specialistų ir mes lygiai tokiais pačiais metodais bandysim pritraukti į mažąją savivaldybę specialistus, tai kuo mes būsim viršesni ir pranašesni, ieškodami naujų darbuotojų savivaldai. Man atrodo, kad reikėjo tada arba siūlyti geresnės sąlygas, arba didesnę sumą pritraukiant specialistus. Toks tiesiog pažiūrim, ką kiti darom, copy-paste ir viskas. Gal bus gerai. Kaip visuomet, būtų galima geriau, bet pats principas, pati tvarkos idėja man yra priimtina. Aš ją palaikau. Žinoma, turėjau ir tam tikrų pastebėjimų. Mes šią tvarką stengiamės pritraukti daug viešojo sektoriaus specialistų į mūsų savivaldybę. Ir aš atkreipiu dėmesį į tai, kad viešojo sektoriaus specialistai, šiuo atveju sveikatos specialistai, dirba ne tik, kaip pavyzdys, pirminėme sveikatos priežiūros centre, tačiau jie dirba ir privačiose mūsų savivaldybėje veikiančiose medicinos įstaigose ir tos įstaigos pajamas už mūsų ir jūsų, mėly žiūrovai, sveikatos gydymo paslaugas gauna iš tos pačios valstybinės kišenės, ligonių kasos. Ir aš atkreipiu dėmesį į tai, kad nepaisant to, kad mūsų privačios gydymo įstaigos savo veiklos forma yra privačios, tačiau jos teikia viešąją paslaugą iš tų pačių viešųjų pinigų. Todėl, mano nuomonė, jos irgi turėtų teisę pasinaudoti galimybę pritraukti specialistų į mūsų savivaldybę, turbūt dirbti panašiomis sąlygomis, kaip ir kelia šita tvarka. Ir tokiu būdu sveikatos specialistų mūsų savivaldybėje padaugėtų apskritai ir jie galėtų tenkinti visų pacientų poreikius. Tai mano buvo toks pastebėjimas, toks momentas, viliuosi, kad jį bus atsižvelgta ir kitąmet, arba gal net ir šiais metais galėsim siūlyti šitos tvarkos papildymus. Vėlgi, pritraukiant švietimo specialistus, tai buvo atliepta mūsų turbūt kaip opozicijos siūlymam, kad reikia kuo skubiau investuoti į mūsų pedagogus ir juos pritraukti, nes vis dėlto amžius vidurkis pedagogų yra gąsdinantis, jis jau arti 60 metų, tai reikia suprasti, kad 50 metų laikotarpį mes neturėsim, kas ugdys mūsų vaikus. Ir jeigu mes dabar nesimsime veiksmų, tai kažkam jau klausimas, ką reikės daryti tada, kai vienu metu išeis po 5-7 mokytojus per metus ir mes neturėsim jokios alternatyvos ir greitai jų surasti nepavyks. Iš tiesų, šitas sprendimo projektas, tikiu, kad turi tam tikrą ir labai didelį ryšį su mūsų pasiūlymais tik tai šių metų pradžioje biudžeto projektui. Jame mes jau siūlėme numatyti tam tikras skatinamąsias priemonės specialistų pritraukimui regione, konkrečiai švietimo darbuotojų pritraukimui. Ir štai vienas iš tų gražiųjų pavyzdžių, kuomet opozicija ir pozicija gali rasti bendrą tikslą, tiesiog galbūt visą tai mato kitokiam formom įgyvendinant, tačiau tikslas ir kryptis yra ta pati. Vienas iš tų retųjų gražiųjų politinių pavyzdžių savivaldybės gyvenime, kuomet gebame mąstyti panašiai, ir visi drauge lauksim tų pačių siektinų rezultatų, naujų pedagogų atsiradimo ir gerėsiančių švietimo rodiklių, gausėsiančių mokinių skaičiaus ir apskritai šviesios švietimo ateities. Taip, sekantis klausimas, 11, kurį norėčiau paminėti, tai vėlgi yra apie darbuotojus, kaip gerinti jiem sąlygas ir kaip pritraukti juos dirbti čia, tai yra kompensacija už kelionę į savo darbo vietą, jeigu jinai yra toliau negu 10 km nuo savivaldybės centro. Ir už kiekvieną kilometrą tai bus 10 centų. Tai aš pasižiūrėjau, kas grubiai kiek kainuoja tas kilometras nuvažiuoti vidutiniam dizeliui ar benzinui, tai plius minus galima tilpti į šitą sumą. Aišku, be mašinos amortizacijos. Kur čia yra toks pipiras šitoj tvarkoj, kad be mero leidimo vadovas negalės skirti tos kompensacijos. Tai man vėlgi, ne pirmą kartą kyla klausimas, kodėl mes
prisėmam vadovus ir negalim tiesiog jiem atrišti rankų ir laisva valia leisti, vat, man yra tvarka, darbuotojas gyvena toliau negu 10 km ir aš jam skiriu tą kompensaciją. Bet vat, ne, vis tiek meras turi būti pats svarbiausias ir vat, pažiūrėti, ar tu tam darbuotojui skirsi, o ne kitam. Kuomet tiesiogiai pradėjome rinkti merus, kuomet sugalvojome, kad reikia jiems daugiau įgaliojimų, tuomet ir nutiko tai, ką tu kalbė. Meras tampa labai svarbia, bemaž svarbiausia figūra savivaldybėje, gaudamas tam tikras atsakomybės, turi turėti ir tam tikrų teisių. Žinoma, kaip tau, taip ir man, toks didelių pareigų, laisvių skirtumas nelabai patinka. Jisai iš tikrųjų demotyvuoja kai kurių įstaigų vadovus arba tiesiog juos šiek tiek gąsdina dėl savarankiškumo. Tačiau, kaip ir visa ką, mes esam jauna demokratija, mokomės, žiūrėkime, kaip tie dalykai suveiks po keliarių metų, dabar yra taip, kaip yra. Kol tu ieškai tvarkose pipiro, aš juose paieškosiu cukraus pudros ir dėmesio per mėnesį žmogus, kuriam bus nuspręsta kompensuoti atvykimą į jo darbą, galės gauti kompensacija nedaugiau kaip už 150 eurų. Iš šitos priemokos jam bus išskaičiuojami visi privalomi mokesčiai ir pasinaudoti šitą tvarką galės savivaldybės administracijos arba savivaldybėje pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojai, kurie nuo savo darbo vietos gyvena 10 km ir daugiau. Atsiranda Kazlų Rūdoj naujas verslas ar nauja savivaldybės įstaiga, tai yra atsinaujinančių išteklių energijos bendrija. Šita bendrija atsiranda dėl to, kad galėtume pasinaudoti subsidijom, plėsti savo saulės elektrinių parką ir turbūt vienintelė, kodėl negalėjau tapti mūsų energija Kazlų Rūdos, šilumos tinklai, energija jau man maišosi, kas yra kas, tai nes ta įstaiga turi būti nepelno siekianti. Bet žiūrint, kaip mūsų Kazlų Rūdos energija sekėsi prieš tai, kiek jinai turėjo minusų, tai taip ar taip jau buvo nepelno siekianti organizacija. Labai puikus šmaikštus pastebėjimas, tačiau iš tiesų apie štai šį sprendimą ir toliau iš jo sekosi kitus sprendimus mes pakalbėsime kitam epizode ir turbūt detaliau paaiškinsim, kodėl buvo nuspręsta steigti tokią organizacija, kokie jos yra tikslai ir, na, tiesą pasakius, kol kas jie mane įtikina. Vėlgi, investicijos į mūsų turtą, tai pušelį darželis, taip, lopšelis, pušelį. Gaus investicijas, tai yra 750 000 eurų, kad tiksliau žinotumėte, tai bus, jeigu aš gerai supratau, bus investuojama į esamą teritorijoje pastatą, ten dabar garažai, toje ir tame pastate atsiras keletą naujų grupių, kurios turėtų talpinti apie 40 vaikų. Papildomai. Prieš tai yra papildomai išplečiamas skaičius ugdytiniams. Šitoj vietoj, vėlgi, pipiras, planuojama atsisakyti ąžuolų būdos darželį. Kadangi toks... Man kyla klausimas, mes vis tiek jau esame investavę nemažai pinigų į ąžuolų būdos mokyklą buvusią, tenai ir yra daugiafunkcinis centras ir turbūt dienos centras, jeigu aš nemaišau. Tai dabar iš tos įstaigos perkelti vaikus ir juos nutolinti nuo namų ir tėvus priversti juos vežioti pakankamai, tiek 7 km papildomai, netrodo visai teisinga. Dar norėčiau, kad mūsų valstybė būtų dar labiau turtinga negu yra šiuo metu ir iš to gausėjančių turtų dalintųsi savivaldybėmis, nes kaip be būtų neskanu girdėti dalykus, kuriuos sakai, tačiau vis dėlto mūsų kasdieninį gyvenimą diktuoja ekonominė logika ir skaičiai. Kuomet tokioje vietovėje mažam vaikui skaičiui esant tenka labai didžiulės išlaidos patirti dėl lopšelio darželio buvimo, tuomet tenka vis dėlto imti sprendimų, kurie šiek tiek mažina tą naštą. Tai yra, nepalieki vaikų ir tėvelių be nieko, tačiau jiems pasiūlo alternatyvą, tai yra tikėtina nemokamą pavėžėjimą į įstaigą. Labai linkiu, kad kažkada mes galėtume turėti kiekvienoje didesnėje gyvenvietėje po tokią ugdymo įstaigą, kad tiesiog tai būtų patogiau ir gerokai priimtiniau mažiesiems mūsų savivaldybės gyventojams ir tėveliams. Ir jų tėveliams.
Mariau, ne paskutinis, 17 klausimas. Čia truputį man kvepia, žinai, ta religinė indulgencija. Ką aš turiu mintyje, ne, kai indulgencija tai yra, kai išperki savo nuodėmes. Tai savivalda sumanė, kad reikės kompensuoti mažosiom parduotuvėm maisto prekių patirtus nuostolius ir kiekviena parduotuvė galės gauti iki 4000 eurų per metus. Iš kur tas nuostolis galimai atsiras? Greičiausia dėl to, kad stadiono vietoje atsiras naujas prekybos centras. Galimai. Ir va šitai bandoma, manau, numesti saldainių verslininkam, kurie turi mažas parduotuvės, kurios išsilaiko, kur dirba mūsų vietiniai žmonės. Ne? Ir šitaip, nežinau, ar čia kaip atsiprašymo dovana gausis, ar tiesiog pasakymas, kad vat, mes čia padarysim, mes sumažinsim jūsų apyvartas, jūs greičiausiai neuždirbsit, bet vat, jums kompensacija 4000 eurų. Į šitą situaciją galima pažiūrėti iš dviejų pusių. Viena pusė, kuri labai įtikina, tai yra tavo mąstymo pusė, kad tai yra toks galimai kompensavimas patirtų būsimų nuostolių dėl mažiesiam prekybininkam, dėl didelio prekybininko atėjimo. Mano nuomonė, būtent į šitą miesto vietą galbūt nereikėjo netgi ir svarstyti apie jos tos zonos paskirties keitimą ir galimą pardavimą galimiems būsimiems dideliems prekybininkams, o palikti viską taip yra, pasiūlyti prekybininkam ieškoti alternatyvių vietų. Ir tokiu būdu būtų nereikėjo kelti tam tikros rizikos, veiklos rizikos mažiesiam prekybininkam. Dabar, nes jiems norėdami kompensuoti tam tikrą riziką, savivaldybės biudžeto mokesčių mokėtojų pinigais kompensuosime galimus netekimus. Suma, kuri buvo pasirodžiusi vienoje žiniasklaidos priemonėje, iš tiesų mane netgi išgąsdino, nes tarybos posėdį tokie skaičiai nebuvo minimi ir viena žiniasklaidos priemonė, suklydusi vienu skaičiuku, patikė, kad tai galimai savivaldybės biudžetui kainuos vos ne 200 000 eurų per metus. Tačiau dėja skaičiai bus mažesni, bet vis tiek pakankamai ryškus ir lieku prie to, labai panašiai kaip tu, kad šito viso galėjo nereikėti kompensacijos arba verslo skatinimo papildomo. Nebūtų reikėję, jeigu nebūtume sumanę vieną iš geriausių mūsų miesto vietų tiesiog galimai parduoti galimam prekybos dideliam centrui ir iš to, kaip sakyti, turėti visą šitą veiksmų grandinę. Nu taip, pastaruoju metu mes priversti daug naudoti žodžių galimai arba nesu visiškai tikras. Mano nuomonė. Aš manau, nesu tikras, bet galvoju. Nes kolegos labai užsiėmė ugdymo mūsų, ne? Vis dėlto tai auklėjimo etikos komisijai. Truputį apie mokesčius, kurie turbūt palies mus, neturbūt, o paliečia visus mus, tai yra nekilnojamo turto ir žemės mokestis. Jis lieka toks pat, mes jo nei keliam, nei mažinam, bet visai įdomiai Jaunosios Kazlų Rūdos narys padarė analizę šito mokesčio ir pasirodo, kad mano kaimukas sumoka 2,5 karto tiek procentalę, tiek skaitlinę sumą didesnius mokesčius negu Kazlų Rūdos gyventojas. Tai atrodo truputį galbūt nesažininga, nes investicijos į Bagotoje yra labai menkos. Iš principo, tai jeigu mums skirtų tuos pinigus, ką mes sumokam kaip po žemės ir turto mokesčių, manau, Bagotojai galėtų nuveikti daug darbų, gražinant savo teritoriją ir kaimuką. Ir nepaisant to, kad mokesčiai nei didėja, nei mažėja savo mokesčio procento prasme, tačiau gyventojams vis dėlto teks realybėje sumokėti daugiau dėl to, kad registrų centras įvykdė naują perskaičiavimą žemės verčių ir dėl ūgtelėjusios mūsų turto vertės nuo to pačio procento logiška, kad mes mokėsime didesnės įmokas į savivaldybės biudžetą. Atsakant arba tiesiog diskutuojant su tavim dėl tavo iškeltos prielaidos, jinai teisinga.
tačiau yra kita medalio pusė, kuomet vis dėlto savivaldybės ekonominis gyvenimas koncentruojasi mieste ir truputėlį kilometrų nuo miesto ir natūralu, kad ten vis dėlto daugiau tenka lėšų investuoti į infrastruktūrą, tam, kad esamas verslas galėtų cirkuliuoti. Ir čia turbūt nuolatinė bus diskusija, nuo savivaldybės toliau nutolę gyventojai, mažos gyvenvietės, niekada nesutiks su tuo, kad, kaip ir minė, mokame daugiau, bet gauname mažiau. Ir, na, čia greičiausiai kiekviena savivaldybė tą ir išgyvena, kad centras savivaldybės vis dėlto yra pagrindinis investicijų pritraukėjas ir savivaldybės biudžeto injekcijų gavėjas. Ir paskutinis klausimas, turbūt kuris atliepiantis tą periferijos nesvarbumą, jeigu galim pasakyti, tai mūsų apklausa, ar reikia naujo stadiono, kur jo reikia ir koks jisai turi būti. Taigi, mūsų Kazlų Rūdos gyventojai, nes apklausinėjau tik miesto gyventojus, kas mano nuomonė atrodo nesąžininga, nes Kazlų Rūdoje negyvena 10 milijonų ir periferijoje dar 15. Taip nėra, mes turim iki 10 tūkstančių gyventojų. Ir jeigu jau tas klausimas tikrai yra toks svarbus, turbūt galima buvo apklausti visus gyventojus. Neskaitant to, prabalsavo už tai, kad stadionas būtų iškeltas į Pievų gatvę iš centro, prabalsavo tik 10% iš viso savivaldybės gyventojų. Tai 10% nusprendė, kad stadiono mums šiai dienai centre nebereikia, jis turėtų būti Pievų. Čia yra dar vienas akcentas, pati apklausa. Jinai atrodė, mano nuomonė, labai tendencinga, nes variantas, kur yra stadioną iškelti, parodytas raudonu, kaip negatyvas. O palikti, ne, atvirkščiai, raudonas palikti, o mėlynas iškelti. Iškėlimas yra labai pozityvus, nes ateis investuotojas, investuos į patį žemės plotą, tada bus pinigų, kaip pats meras minėjo, 800 tūkstančių, ne mažiau, naujos statybai, nors mano žiniomis su kolegomis, kurie kituose miestuose statėsi stadionus, jie kainuoja 2-3 milijonai. Tai iš kur mes paimsime pelkėje, iš principo nusausintoje pelkėje statyti naują stadioną, kai mes turgų statėme už 400 tūkstančių, kuris yra daug mažesnės apimties projektas. Tai kyla daugybė klausimų, atsakymų mes kaip ir negaunam, apklausa padaryta, jie vadovausis ir dabar garvežys važiuoja, kad stadionas būtų iškeltas. Galiu tau pritarti, man irgi šita apklausa, pasirengimas jai, komunikavimas ir pačios parengtos jau balsavimo biuletenių formos pasirodė ganėtinai manipuliatyvios. Prikišti kaip ir nieko negali, tačiau jeigu į tai pažiūri gerokai skrupulingiau, o aš galiu sau leisti tai pažiūrėti skrupulingiau, kaip diplomuotas sociologas ir savo laiku stažavęsis vieno iš didžiausių Lietuvos sociologinių tyrimų kompanijų, na, nesižavėjau tokiu pateiktų būdu pasiekti savo tikslo, jis buvo pasiektas, tie, kas tai sumanė savo tikslą pasiekė, ir tiesiog tik tai pajuokaudamas galiu pakalbėti apie rinkėjų gyventojų pasyvumą. Brangus Kazlų Rūdos savivaldybės žmonės. Bloga valdžia yra bausmė už pilietinį pasyvumą. Tai šiuo atveju nebūkite pasyvūs ir kiekvieną kartą gausite pačią geriausią valdžią. Taip. Tai taryba kaip ir užsibaigė šitų klausimų, kurių bandėme kvestionuoti, pasakyti, kad bet kuriuo atveju šitą apklausą negalima vadovautis, bet mūsų nuomonė niekam nebuvo įdomi. Iš tiesų gaila, kad mes kaip, bananų respublika savo geriausias vietas išparduosim prekybos centrams, kur niekada gyvenime mes jų iš ten nebeiškrapštysim. Ir tokios vietos, kad Rūdoj, nebebus. Tai betrūksta užpilti tada baseiną, dar Lidl šalia pastatyti. Ir nežinau, gal tada jau visi ras, kur apsipirkti. Na, tikėtina, kad jau mūsų pasipiktinimas yra truputėlį pavėluotas, belieka laukti dabar atomazgos dėl pačio sklypo tolimesnės eigos, vis tiek turės būti keičiamas bendrasis miesto planas, keičiama šitos teritorijos paskirtis, tuomet
Priminsime, kad yra sakyta, užsiminta ir teikta, kad mažiau negu 800 000 eurų šitas sklypas negalės būti parduotas. Na, žiūrėkime, ko visą tai baigsis. Asmeniškai lieku savo įsitikinimuose, kad šitą miesto vietą reikėtų palikti tokia, kokia yra, ir vis dėlto reikėjo tinkamai padirbėti, rasti lėšų, investuoti į stadioną ir sukurti vieną iš smagiausių, gražiausių vietų. Iš tiesų, šitas klausimas, dar jeigu pasiplėtojant, buvo judinamas mūsų sporto centras, teikė sporto fondui projektą, kad atnaujinti, apšvietimą įrengti, tribūnas įrengti, kad atitiktų plius minus antros lygos reikalavimus. Aišku, tie reikalavimai gal paaugo, pasikeitė per šitus 2-3 metus, kai buvo teikta paraiška. Vienintelis kliuvinys buvo, kad žemės savininkas buvo valstybė, o ne savivaldybė, tą akimirką. Ir per tuos 2 metus kažkaip niekas nesėmė keisti žemės savininko, ne kad pereitų į savivaldybės rankas ar iš karto į sporto centro rankas ir kad vėl teikti fondui ir prašyti pinigų, kad jau dabar susitvarkius visas klaidas, kurios buvo, ne klaidas, ko trūko dokumentų, ne kad galima būtų mūsų stadioną atnaujinti ir realiai šiai dienai turbūt jau turėtume naują, modernų, pakankamai atitinkantį reikalavimus ir gal net jau būtų susikūrus antros lygos komanda. Kas ten žino, kaip ten būtų, viskas, ko mes galime tikėtis, pamatyti, kaip bus ir tikėtis, kad vis dėlto išsipildys mūsų tas mažasis scenarijus, kad viskas liks taip, kaip yra. Maxima. O Maximai už dyką atiduosi. Maxima pasitvarkė savo dabartinį turimą prekybos centrą, vietą, atnaujins jį ir jame išsiplės iki savo reikalingų poreikių. Desertas tarybos posėdžių gegužės pabaigai buvo pagaliau išmušė opozicijos valanda ir mes galėjome savo leisti pasinaudoti įstatymę suteiktą galimybę 1 valandą nevaržomi užduoti mums rūpimus klausimus savivaldybės vadovams ir gauti į juos atsakymus. Tai beveik pavyko. Pačio jau proceso arba opozicijos valandos metu mes atsakymų didžiosios dalies į savo klausimus negavome. Buvo paprašyta juos pateikti raštu. Pateikėme šitos klausimus raštu ir gavome atsakymus. Ir norėčiau su jumis pasidalinti keletą atsakymų į klausimus, kurie buvo užduoti gegužės 3 posėdžio metu. Taigi, turėjome labai daug klausimų, yra informacija tokia, kuri vaikšto nepatikrinta, norisi vis dėlto ją žinoti iš pirmų lūpų, savivaldybės interneto svetainėje tų dalykų neina rasti ir, kaip pavyzdys, pasmalsavome, kaip savivaldybei seka ginčyti su centrinė projektų valdymo agentūra dėl jau pastatytų grupinio gyvenimo namų tolimesnės finansavimo eigos, nes, kaip žinia, centrinė projektų valdymo agentūra nustatė galimus pažeidimus, dėl jų šiuo metu vyksta teisinis ginčas ir sustabdė savivaldybei labai didžiulės sumos išmokėjimą. Tai yra, pats projektas buvo vertas, dabar skaičiai mano lape greitai pasimetė, sakykime, netoli 500 000 eurų. Ir viešųjų pirkimų metu projektų agentūra, jos nuomonė, nustatė tam tikrą neatitikimą ir sustabdė savivaldybei išmokėjimą už 158 171 eurų 69 centus. Patikslinu, pačio projekto vertė buvo 632 686 eurų 27 centai. Ir jeigu savivaldybei nepavyks apginti savo tiesos, visa šita suma, tai yra daugiau negu 150 000 eurų, guls ant mūsų mokesčių mokėtojų ir savivaldybės biudžeto kaklo, galvos ir teks vis dėlto tada jau ieškoti būdų, kaip visą šitą dalyką išmokėti. Labai linkiu ir viliuosi, kad savivaldybei pavyks rodyti savo tiesą ir šitie visi dalykai virs mūsų tiesa. Tačiau pats dalykas rodo, kad kažkur tai buvo padarytas klaidelė neapsižiūrėjimas. Kitas dalykas, kuris mums buvo labai smalsus ir visų laukiamas dalykas, tai yra, kaipgi sekasi su kultūros centru
jo statyba ir kiek jau šiuo metu jis mums yra kainavęs. Dėmesio, gavome atsakymą, kad šiuo metu kultūros centras, kuris jau šiemet labai tikimės, kad bus atidarytas, šiuo metu yra kainavęs 3 370 765 eurus 56 centus. Na ir vienas iš ambicingiausių mūsų infrastruktūrinių sumanimų, šiais metais galbūt atversiančios duris, tai yra ne paskutinės dar sumos, kurios turbūt nuskambės, tačiau štai toks brangus objektas, labai visų laukiamas, jau, tikimės, rudenį turėtų būti. Taip, naujausiomis žiniomis, kurias aš turiu, tai turėtų būti spalio lygtais mėnuo, ar tas žadėtas diplomų įteikimas. Vėlgi diplomų įteikimas, dabar tie diplomai yra elektroniniai, tai čia simbolika gal, kad reikia įteikti juos, galimai gal ir įvyks kultūros centre, nes jame jau yra sumontuotos kėdės, labai gražios spalvos samaninės, mačiau jas, ne viduje, nuotrauką tik tai man parodė, tai iš tiesų atrodo labai gerai. Tai žinoma, kaip ir sakai, sumos dar negalutinės, nes turbūt ir apšvietimas, ir garsas nėra atkeliavęs, neaišku, kiek tai gali kainuoti ir ar nuomosis pradžiai, ar išperkamąją nuomą darys, ar visą iš karto įrangą nupirks, nes turbūt čia tokia įranga, kurią mes norime turėti, jeigu profesionalią, tai kainuos tikrai ne 100 000, plus dar ir mini kino salė turi atsiras, kur... Čia jau kito projekto sumanimus. Taip, bet turbūt tos pačios patalpos, aš kaip suprantu. Patalpos tos pačios. Tai vėlgi kainuos ir dar baldai visokiausiai įvairiausi, tai turbūt valgys dar mūsų visų pinigėlius, kultūros centras, kol jis tikrai gaus jau savo galutinį kūną. Ir labai viliuosi, kad ta visa emocinė atmosfera, nuotaika, būsimi renginiai, visi sumanimai atpirks tą didžiulę investiciją ir tai taps pačia laukiamiausia, pačia gražiausia vieta savivaldybėje, į kurią visi rinksimės įvairiausių gražių progų metu. O asmeniškai aš tai laukiu, kada galėsim parodyti savo spektaklius su Pluta teatro trupė ir visi galės pažiūrėti. O aš nesulaukiu tos akimirkos, kada galėsiu patogiai įsitaisyti toje tavo minėtoje samanų spalvos kėdėje ir tiesiog, ploti tau už tavo puikų vaidmenį spektaklyje. Kitas klausimas buvo apie tai, o kaip savivaldybei pavyko įsikurti viename dideliame pastate, tai yra Daukanto 19, kaip žinia, daugelis arba keletas skyrių padalinių buvo perkelti į Daukanto 19, tam reikėjo tam tikrų savivaldybės išlaidų ir gegužės 1 dienai įsikurti ten savivaldybės biudžetui kainavo 260 553 eurus. Nėra tokia ir maža pinigų suma, belieka tikėtis ir viltis, kad žmonėms šitas sprendimas patiko, pasiteisino, jie yra patenkinti, jie gali patogiai pasiekti visus reikiamus specialistus ir šitas sprendimas pasiteisino. Yra liftas. Yra liftas. Labai gerai. Dar turbūt darbuotojai labai norėtų kondicionierių, nes karštom dienom yra turbūt reikalų išbūti ypač patalpose, kurios yra į vakarus, kur visą didžiąją dalį, ypač vasarą dienos šviečia saulė. Bet aš manau, kad darbuotojais arba jau yra, arba bus pasirūpinta ir ten tikrai greitai atsiras kondicionieriai visose patalpose. To irgi linkiu, tikiuosi, kad tokia civilizuota priemonė tikrai bus įrengta, bet kita vertus administracijos darbuotojai, skyrių, įvairių institucijų žmonės dirbantis ten yra pakankamai jau užgrūdinti gerai pirčių, kurias gauna iš savo vadovų, arba konkrečiai iš vieno vadovo, atlaikyti tokią pirtį, tai čia saulėje patalpoje įkaitusi, tai yra iki 40 laipsnių, čia yra smulkmena. Tai va, bet linkime jums kondicionierių ir kuo greičiau. Jaučiu ir vadovui reiktų, kad atvėstų. Padovanot mažą. Būna, žinai, kur vanduo užsipila ir tiesiog pučia tokį šaltą orą. Gera mintis. Kada gimtais, nežinai? Buvo, nes vienai sveikinam taryboje. Jį sveikinam taryboje? Taip. Ai, tai praleidau. Su gražia sukaktimi. Na kaip tu nepasveikinai? Aš taip plojau iš visos širdies ir labai nuoširdžiai sveikinau su šitą gražią sukaktim. Taigi, savivaldybė, kaip ir bet kokia kita institucija, turi tam tikrų teisinių iššūkių ir ginčiasi.
arba dėl turimų pretenzijų, arba dėl gautų pretenzijų. Ir šiuo metu savivaldybės administracija yra atsakovė arba ieškovė 4 bylose. Man kur kas įdomesnė buvo vieta, kuomet paklausiau apie tai, kaip savivaldybei sekėsi bylinėtis jau su buvusiais įstaigų vadovais. Ir vienas iš tų įstaigų vadovų buvęs jau buvusios Kadurdos komunalinko įmonės vadovas Kęstutis Baltulis, kuris sulaukė savivaldybės civilinio ieškinio dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo ir teismo buvo pripažintas kaip neteisus ir savivaldybei turėjo išmokėti beveik 10 000 eurų už nustatytus dalykus, už nustatytą turtinę žalą. Kitas teisminis ginčas buvo dėl jau buvusios Kadurdos Kazio Griniaus gimnazijos vadovės Astos Daugirdės pretenzijos dėl neteisėto atleidimo. Jos nuomonė buvo atleista neteisingai, neteisėtai ir teisme pavyko abiem pusėm susitaikyti. Na, susitaikyti tai reiškia, viena iš tų pusių greičiausiai suprato arba buvo priversta suprasti, kad nebuvo teisi ir buvusiai šitos įstaigos vadoviai yra išmokėta 9440 eurų išeitinė kompensacija iš Kazio Griniaus gimnazijos biudžeto. Aš atsimenu šitą, turbūt, kad šitą bylą, kai jinai buvo pristatyta kaip laimėta, bet mes matom, kad laimėtojas tai tikrai ne Kadurdos valdybė arba gimnazija. Jeigu tu turi sumokėti kompensaciją, tai čia anokia ir pergalė yra anokios lygiosios. Man atrodo, kad čia yra pralaimėjimas. Na, kas tikrai nelaimėjo, tai savivaldybės gyventojai, kurie moka mokesčius į savivaldybės biudžetą. Bet čia pas mus jau tampa tendencija nelabai patinkantiem darbuotojam, kad jų nereiktų atleisti. Tai pasiūlyti išeitinės kažkokių kelių mėnesių arba kelių mėnesių dažniausiai ir atsisveikinti su jaisiais. Bet būtent tokiu būdu. Tai mums visiems kainuoja? Taip. O ar tie pinigai, žinai, valdiški. Čia ne mūsų, čia valdiški pinigai, čia jos kaip nori taip taškai. Na, bent tai jau yra civilizuotas būdas. Nesusitariai, nepateisino lūkesčių, ar dėl kitų priežasčių nori su vadovu nebedirbti, tiesiog jam pasiūlai kompensaciją, draugiškas rankos paspaudimas ir santykiai darbo baigti. Tačiau kuomet tenka bylinėtis, ir papildomos įtampos, o dar po to, kai tokia taikos sutartis, kuri, nelabai panaši pergalė, kaip sakyt, gula ant mokesčių mokėtojų pinigų. Na ir pabaigai daugiau dalykų nedetalizuojant, jūs su jais pakviesime susipažinti mūsų YouTube paskyroje esančioje nuorodoje. Nusprendžiau patyrinėti, kaip savivaldybei sekasi planuoti savo viešuosius pirkimus, kokių jie sumanė dalykų, pastebėjau labai mane nustebinusių sumanimų. Ir kaip pavyzdys vienas iš jų, paklausiau apie dar vieną skulptūrą, kuri iškils Kazlų Rūdoje, kuri kainuos daugiau negu 14 000 eurų ir man tiesiog nuoširdžiai parūpo, kas ten sugalvota, koks sumanymas, kur jisai atsiras. Dėmesio, koks buvo pateiktas atsakymas. 2023 m. rudenį Kazlų Rūdos mero Facebooko puslapyje buvo pristatyta skulptūros meno formos instaliacijos idėja. Jis sulaukė visuotinio Facebook mygtukų spaudytojų, palaikytojų palaikymo. Bet čia tie, kurie yra neužblokuoti dar. Taip, tie, kurie palaiko bet kokią mintį, kokią teikia jų mėgstamas politikas. Taigi, paprastas referendumas, paprasta nuomonės apklausa, jau įgauni svertų judėti toliau. Tuomet buvo nuspręsta šitą dalyką įtraukti viešųjų pirkimų planą ir užsakyti gaminį Kinijoje, dėmesio, labai mums nedraugiškoje valstybėje, lauko erdvių ir dizainų sprendimo kompanijoje. Pavadinimas turbūt iš keistų raidžių, kurių mes verstas jo pavadinimas. Ir tuomet, jau detalizuojant atsakymą, buvo paaiškinta, kad šitas gaminys iš Kinijos atitiks civilinės metrikacijos santuokų skyriaus erdvės prie kultūros centre
arba vėl prie kurio bus įrengtas, simbolinę reikšmę. Kaip tu manai, kas tai galėtų būti? Dvi baltos gulbės plaukiančios viena į kitą, ar tai du dideli santuokos žiedai, ar dvi širdelės? Vyrai? Du vyrai. Mes vis tiek einam link to, kad būtų partnerystė. Tai gal mes ant tiek būsim modernus, kad šoksim prieš viską, prieš visą Lietuvą ir sakysim, o mes už jau dabar esam. Iš tiesų, tai paminėjai simboliką, toj vietoj buvo pasodintas atminimo ąžuolas. Jeigu aš gerai atsimenu, tai jisai buvo Baltijos keliui skirtas, bet kažkaip didelio dėmesio tas ąžuoliukas nesulaukė, nors jis tikrai buvo simbolinis, buvo nupjautas. Vėlgi, kas liečia su skulptūrom Kazlų Rūdoj, tai gal pamažu virsim į Grūto parką, galimai, galbūt, bet mes turim ir dar vieną skulptūrą, kuri man atrodo mažiausiai suderinama su Kazlų Rūdos visa istorija, tai tas Mėnulis centre. Kaip Kazlų Rūda susijus su Mėnuliu, tu man gali paaiškinti? Na, jeigu tokios idėjos nukrenta tarsi iš Mėnulio, tai kodėlgi jų ir neįprasminti tokiais įdomiais sprendimais. Taip. Kodėl tu žiūri Grūto parkas? Aš žiūriu gerokai arčiau. Jeigu Kaunas sau gali leisti skulptūromis puoštis, tai Kazlų Rūda negali nusileisti Kaunui. Taip. Ir mes privalome puoštis. Aš nieko prieš, iš tikrųjų gražu, kai mes atsiranda tam tikrų simbolių, kurie vėliau gali tapti identiteto dalim. Tačiau žinodamas, kad vienas labai svarbiai Kazlų Rūdos visuomenės grupiai simbolis nerado savo vietos arba tiesiog negalėjo ir neleido jo pastatyti, nuostabaus koplytstulpio su fantastiško grožio varpu išlietu, žinai, tokie sprendimai man pasirodo gana dviprasmiški ir keisti. Tačiau kūrinys už 14 000 eurų iš Kinijos, jau žadamas 2024 metų, tai yra šių metų rudenį, spalio mėnesį, gal rudenį patikslinsiu, jau Kazlų Rūdoje, ir pažiūrėsim, taigi kas ten. Ar mano laukiamos gulbės su žiedais ir širdelėmis, ar tavo laukiami progresyvaus mąstymo du apsikabinę besibučiuojantys vyrai. Būtų man gal per daug, bet aš manau, kad mūsų administracijai tai visai patiktų. Nežinau, kodėl tu taip manai, tačiau mes tiesiog tada šito vietoje ir atsisveikinkime, kad neprisišnekėtum daugiau, lygiai nereikia. Iki sekančio epizodo, gražios, besitęsiančios šitos vasaros jums. Iki, Mariau. Iki.